O dabar truputėlį apie patalpų nuomą 2026 metais. Kaip žinai, patalpas galima nuomoti ir su verslo liudijimu, ir tiesiog jokio dokumento neišsiimti, niekaip veiklos nelegalizuoti, tiesiog užtenka deklaruoti pajamas, susimokėti 15% GPM ir persikas. Bet nuo 2026 metų tie 15% GPM bus labai ribotam kiekiui pajamų taikomas. Nepaisant, aišku, ten investicinės sąskaitos, dividendų ir taip toliau, apie juos mes šiandien nekalbėsim, kalbu labai konkrečiai apie patalpų nuomą. Jeigu nori nuomoti patalpas be verslo liudijimo, tai žinok, kad nuomos pajamos turėtų būti nedidesnės nei 12 VDU. Tai reiškia 27 600 su kažkiek. Bet į šitą patį katiliuką tiem 15% dar įkrenta ir jeigu tu turi mažąją bendriją ir išsimokė pagal civilinę paslaugų sutartį irgi iki 12 VDU, o gal parduosi kokį tai automobilį ar kažkokį kitą daiktą, o gal Vintede suprekiausi savo padėvėtais drabužiais, ten gausi kokius 5000 ir tie 2500 irgi įkris į tą 12 VDU. Ir tam 12 VDU tai prisipildžius surinkus 15% GPM, 27, toj pažiūrėsiu, 54. Kas virš keliauja apsimokestinti didesniais progresyviais GPM tarifais. Ir vadinasi taip, iki 36 VDU, tai reiškia iki 80 beveik 3000 GPM. Toliau, nuo 36 VDU iki 60 VDU 25% GPM ir jau nuo 60 VDU 32% gyventojų pajamų mokestis. Vadinasi, jeigu nori nuomoti patalpas kitais metais, trumpalaikė nuoma, ilgalaikė nuoma, gyvenamosios paskirties, aš apie tai dabar kalbu, tai reiktų labai gerai apgalvoti, ar verta išsipirkti verslo liudijimą ar nuomoti be. Žinoma, jeigu kažkokių papildomų pajamų, tik tai darbo užmokestis ir tuos nuomos pajamos nėra labai didelės, tai gal ir galvoti nėra ką, visai gerai tas 15% GPM, aišku, įsivertinant, kiek kainuotų verslo liudijimas. O kitu atveju tai tikrai labai gerai apmąstyk savo kitas pajamas, nes gali būti labai nemalonių staigmenų. Tai sėkmingo verslo.